Labas. Einam? Jo. Tai kaip sekės mokyklai? Gerai, šiandien draugė į mokyklą atsinešė tokį katalogą. Ir kadangi tau patinka burbulai, tai aš pasiskolinau. Kaip fainai, ačiū. Prašau, tu galėtum man nėra tai. Labas. Ką tu? Einam namo? Kas yra? Tau negėda su juo vaikščiot? Kodėl gėda, čia mano sesė? Ai, nu. Tai tu būsi ir tai mokyklai? Nu taip. Tai okei, pasimatysim tada. Ate? Garbė Jėzui Kristui. Per amžius amen. Paskutinį kartą išpažinties buvau. Tiesą pasakius niekada. Aš net komunijos nepriėmęs, nes galvau, kad Dievas labai pyksta ant manęs už tai, ką padariau. Tai čia tavo pirmas kartas? Taip. Man buvo labai gėda prisipažinti. Niekados nėra gėda prieš Dievą. Visi mes prieš jį esame lygus. Aš padariau tai... Aš nenorėjau jai pakenkti. Mes žaidėm kieme. Jis sako, kad dabar nepyksta ant manęs. Aš galvoju, prisipažinus, Dievas ant manęs labai pyks. Daugiau neatsimenu. Labai gailiuosi, prašau išrišimų. Būk geras kitiems ir kiti tau bus geri. Sesė tavo atleis, kaip ir Dievas. Sukalbėk 3 sveikas Marijas, gailėkis ir aš tau duodu išrišimą. Gerai, viso gero. Dėkojame, kad Jisai yra greitas atleisti, nepasipiktina, nenusivilia, nenusigręžia ir atveriame savo širdis Dievo gydančiam veikimui. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus. Jo, Ką? reikia. O žinai, ką reiškia... Klemuk. Taip? Man atrodo, čia ne mūsų tortas. Bet kita vertus, rožinis visai gražu. Kaip tai rožinis? Gal užtat bus skanus? Žiūrėk, atronis daro. Oi. Nu nieko. Gal čia Dievo ženklas, vis tiek jos buvo baisios. Bet tai tu ir žioplas. Eik persirink. Mam, šiaip draugai jau čia, tu turėjai būti išvažiavus.
Sveiki. Labas. Su gimtadieniu. Sveikinu. Pala, per slėkstinį sveikinu. O kiti? Prašau. Supranti, kadangi darbo diena ir ne visi galėjo, nes tu čia taip sugalvojai šiandien švęsti. Ai, gerai. Nu, nieko, gal taip tik geriau. Užeik. Šauniai. Na, va dabar ir tortas din. Dieve, ačiū tau už šitą dieną. Aš iš pradžių galvojau, kad tu ant manęs pyksti, bet tikrai negalvojau, kad viskas taip pasiseks. Ir mano gimtadienis. Ir dovana. Ačiū tau, aš tikrai labai laimingas. Labai dėkoju. Senąją testamentą literatūriniu kontekstu, naudodamiesi jais, galite panaudoti savo rašinių įžangose. Nu, einam. Paskubėk, ką čia rašai? Tuoj, palauk. Greičiau, einam. Einam. Galime, gerai. Metukų bus? Jo, bus. Va, ir šiandien jo gimtadienis. Šiandien mano gimtadienis. Man nesvarbu, kad tavo gimtadienis, dokumentą rodė. Einam. Labas. Sveiki. Barmenė. Man 4 čerkutes. Tuoj užpilsim.
Jonė. Atsiprašau. Turėsime pirkti naują. Tokią pačią.